Buvo sunku kažkada net į tą sporto klubą nueiti, nes sportavau reabilitacijos centruose, atrodė viskas ten kaip ir vis tiek visi vienodai aplinkui, o po to reikėjo pakeisti, buvo tų dvejonių, kaip, kur, kada, kaip aš ten, kaip mane ten žiūrės ar kažką. Bet tiesiog, kaip ir viską turbūt reikia daryti, padarai ir viskas, ir nieko neatsitinka iš esmės. Čia tik tais kažkas galvoj, ten turbūt pasikeičia pas patį, nes padarai ir viskas, ir tada antrą kartą padarai, trečią, ir vis lengviau ir lengviau tai daryti. Ir dar patinka, tai iš vis tada, eini, ir ten sakau, ir tas dėmesys ar kažkas ten nereikėtų jo bijoti, nes visada mes jau gatvėje sulaukėm, atrodo, čia tiesiog jau toks gyvenimas mūsų, kad tu kitoks, tai išsiskiri iš minios. Tai ir tam sporte ar kažkur, tai vis tiek tave ir priprasi prie to dėmesio ir kiti prie tavęs pripras. Jeigu tave pastoviai mato, tai nieks, kaip ir sakau, aš atsimenu sporto klube, ateini pradžioj, gal tau šitą, gal tau gal tau uždėt, gal tau nuimt, ten šokinėja visi ten aplinkui, ten iš pirmą kartą sporto klubą manęs net įleist nenorėjo. Atėjau, sako, sako, nežinau, reikia pas trenerį, nes šiandien aišku. Nuėjau pas tą trenerį, sako, aš nelabai žinau, sako, bus ten kitas, kuris biškį patirties turi. Tai aš savaitę laiko nusipirkęs abonentą negalėjau sportuoti, nes manęs taip. Bet po to pradėjo visi matyti ir viskas. Dabar niekada niekas neklausia, ar tau reikia pagalbos kažkokios, nes aš niekada nereikia jos. Bet reikia tiesiog daryti, rodytis pačiam, sakau, galvoj ten pasikeičia tas mąstymas ir viskas gerai, tai tiesiog reikia pradėti. Ir po to yra viskas, pasitikėjimas savim, galimybės, daug visko atsiveria. Tai kaip ir jo patirties, tai aš ir iš draugų, ir iš aplinkinių, čia tas jo, gal nesupranta, tai nepamatė, tai jo save rodyti ir kitiem priprast prie mūsų, kaip po vis tiek reikėtų, kas čia mes per daiktai tokie, kas mes čia per žmonės. Tai bet po to irgi, ir šitam baseine nieks nebebėgioja, ateini, tai gal to keltuvėlė kažkokia ar kažko, tai visada būdavo. Dabar viskas, ateini ir tu lipi ir plauki. Tai ir tas mąstymas, aš labai kažkaip, mano dukra, tai aš užaugau, mane tik tokį ir matė, tai aš visada bijau gal kokių patyčių gali, vis tiek vaikai tai yra, jie negailestingi, tai niekada nieko, nes visi matė mane ir darželį, ir dabar mokykloje, tiesiog visada mato, tai jiem jau turbūt pasidaro, kad čia nieko tokio nebėra. Tai kuo daugiau turbūt matomės, tai tuo visiems lengviau, ir mum, ir aplinkiniam, man atrodo. Sportai irgi jau, tai turbūt supras, kad mes čia galim tikrai daugiau nei atrodo, kad mes čia, nes taip žiūriu su gailesčiu, o šitas, nieko jau viskas. Ja. Pastumt, pakelt, padėt, nieko jis nebegali. Jo, tai toks, tai jau kaip pamato, pasirodo, nėra čia taip viskas blogai. Ir tai dar matot mažą dalį, kiek mes galim iš esmės. Tai jo, jeigu norit, tikrai, aš sakau, aš pats savo kiekvienais metais turbūt kažką darau tokio, kad dar nežinojau, kad gali, bet po to gali, tai pasirodo gali. Tai tik tais reikia daryti.